Sveikos merginos, atsiprašau, kad teko tiek ilgai laukti naujo filmuko, tačiau tiesiog po visų šitų karštų dienų grįžusi namo po darbo aš jau nieko nebenorėjau daryti, bet šį nuostabų ketvirtadienį labai smagiai palijo, jaučiuosi atsigavusi ir šiandien aš noriu su jumis pasidalinti savo Liepos mėnesio pirkiniais. Pradėti be abejo norėčiau nuo kelių dalykų, be kurių aš neįsivaizduoju savo kiekvienos dienos, šiomis pastarosiomis savaitėmis. Ir vienas iš jų būtų be abejo purškiamas dezodorantas ir šį kartą tai yra tiesiog Nivea, purškiamas dezodorantas Double Effect Violet Senses kvapu. Ir kaip kažkada esu minėjusi, man labiausiai patinka purškiami. Ir dezodorantą, tiesą pasakius, aš visą laiką nešiausi savo rankinėje šiomis karštomis dienomis, nes jeigu matėte mano Atimai tagą, tikriausiai žinote, kad labiausiai iš visko aš nemėgstu blogo kvapo, tad labai stengiuosi pati jo neskleisti. Šiems dezodorantams šiuo metu Prizma yra akcija ir jų kaina yra kažkur apie 7-8 litus. Ir dar vienas paprastas dalykas, be kurio aš neįsivaizdavau, kaip galėčiau išgyventi pastarąsias kelias savaitės, tai būtų drėgnos servetėlės. Jas naudoju valytis rankas, nusivalyti veidą, nes mano oda yra mišri, tokiu oro metu tikrai linkusi į bėrimą. Tad visą laiką namo grįžusi iš karto po darbo, ką aš stengdavausi daryti, tai nusivalyti veidą. Akis dažniausiai, jeigu žinodavau, kad reiktų eiti kažkur į parduotuvę, panašiai, tai akis palikdavau, dėl to tiesiog neprausdavau veido, bet būtinai nusivalydavau veido odą. Ir būtent šias servetėles aš pirkau Europos, ir tiesą pasakius, ten yra jų štai tokia didelė pakuotė, kuri visa kainuoja 7 litus. Ir viename maišelyje yra 25 servetėlės. Ir pačios drėgnos servetėlės vadinasi Athena Beauty. Ir jos yra skirtos visiems odos tipams ir yra be parabenų. Šį mėnesį be abejo įsigijau ir dekoratyvinės kosmetikos, tačiau šį kartą kukliai, nes įsigijau tik 2 daiktus. Ir vienas iš jų, jeigu jau matote, kaip aš šiandien pasidažiusi, tai tikrai suprantat, kad tai yra skystas akių pravedimas. Būtent šis yra iš Ingloto, tai būtent Inglotas laimėjo iš mano viso didelio pasirinkimo ir ieškojimo. Šiuo savo pasirinkimu tikrai esu patenkinta, jo lengva naudotis ir man patinka tai, kaip man pavyksta su juo pasidažyti. Šį skystą akių pravedimą galima įsigyti ir su kieta, ir su minkšta plunksnele. Mano yra su kieta ir Inglot parduotuvėje, jo kaina yra 25 litai. Kitas mano kosmetikos pirkinys buvo štai šie Deborah šešėliai. Tai yra 24 Metal Wet and Dry šešėliai, kuriuos galima naudoti tiek sausus, tiek šlapius ir jie suteikia labai gražų metalinio blizgesio efektą. Šių šešėlių spalva yra 02 ir juos įsigijau Kaune Aistruolės kosmetikos iš parduotuvėje, kur jie kainavo man ar tai 7 ar tai 8 litus, dabar tiksliai neatsimenu, tad merginos, jeigu esate kaunietės, ten tikrai galima rasti neblogų dalykėlių už gerą kainą. Kiti 2 mano pirkiniai yra iš internetinės parduotuvės membershop.lt. Ši parduotuvė nėra visiems atvira. Tam, kad galėtumėte joje užsiregistruoti, yra reikalingas esamo nario pakvietimas. Aš galiu atsiųsti vienam asmeniui pakvietimą, tad jeigu jūs norėtumėt, parašykite komentarus ir aš pamėginsiu tą norą išpildyti. Tačiau tik noriu atkreipti dėmesį į ką. Ši parduotuvė tikrai nėra pigi, tačiau joje galima rasti tikrai išskirtinių įdomių dalykų, rūbų ar kosmetikos už protingą kainą. Bet, pabrėžiu, tai tikrai nėra pigi parduotuvė. Ir joje aš įsigijau štai tokias 2 pirštinės, kurios yra skirtos kūno šveitimui vonėje. Kitaip tariant, prausiantis vietoj kempinės galima naudoti štai šiomis pirštinėmis ir aš jas šiuo metu tiesiog dievinu ir kiekvieną kartą prausdamasi naudoju būtent jas, nes tai yra be galo patogu, tiesiog užsimojam ant rankų, užsipylėm į delną dušo želės ir labai gražiai išsiprausi be kažkokio ypatingo trinimo ir panašiai, nes kempinės mane erzina, jos iškrenta, jos prisivelia plaukų ir tiesiog jas dažnai reikia keisti, o šios man tikrai labai patinka ir dabar gailiuosi, kad pasiėmiau tik tais vieną porą, dabar jau jų nebėra, o kainavo jos apie 12 litų. Kitas mano pirkinys iš šios parduotuvės buvo plaukų garbanavimo lazdelė. Šį prietaisą labai seniai norėjau įsigyti ir išbandyti ir radusi progą ją pasinaudojau. Ji šiame puslapyje kainavo 70 litų. Prietaisu aš labai džiaugiuosi, nes plaukus susikarbonuoti pavyko per labai trumpą laiką ir jos labai ilgai ir pakankamai patikimai laikėsi. Ir dabar aš tikrai neįsivaizduoju, kaip galėjau tai visą daryti be šio prietaiso. Prie jo be abejo dar ir yra pirštinaitė skirta laikyti plaukų galiukams tam, kad
nenusviltumėm. Kitas mano pirkinys yra papuošalas ir jeigu sekate mane Instagrame, matėte, kad aš šį savaitgalį dalyvau pusbrolio vestuvėse, tad prie suknelės man reikėjo kažko tais naujo ir gražaus pasipuošti ir aš išsirinkau štai tokį vėrinį iš Taco Fashion. Jisai puikiai dėrėjo su mano suknelės spalva. Kainavo apie 46 litus ir be abejo Instagrame jūs taip pat galite įvertinti, kaip aš atrodžiau vestuvių dieną. Mano Instagram vardą galite rasti filmuką aprašyme. Ir pabaigai apžvelgsime batus, nes kaip mane ankstesnėme filmuke jau išdavė Gytautas, tai buvo tai, kas mane labiausiai džiugino šį mėnesį. Ir štai šios kūno spalvos batukus aš įsigijau vestuvėms pirmąjai oficialios dienos daliai ir likau jais be galo patenkinta, nes netgi nepaisant aukšto kulno, jie buvo labai patogus ir lygiai taip pat karštą dieną koja jautėsi labai smagiai. Šių batukų gamintojas yra Fiore. Antra batukų pora yra štai tokie tiesiog plokščiapadžiai bateliai. Ir jie yra juodi, blizgantis ir siuvinėti rumbukais. Šios batukus aš įsivaizduoju nešiojant save su kelnėmis arba džinsais paprastą dieną, kai tiesiog patogiai reikia kažkur iškėpti į miestą ar susitikti su draugėmis kavos atsigerti. Ir jų tikslas yra tiesiog pakeisti tuos batukus, kuriuos sugriaužia kelą. Ir šių batukų gamintojas yra Atmosphere. Ir paskutinė trečioji batų pora yra štai tokie nuostabūs Killa bateliai. Ir tiesą pasakius, mano visos pažįstamos draugės žino, kad aš esu pamišusi dėl Miss 60 ir Killa brando ir aš juos pamačiusi, tiesiog negalėjau atsispirti, nes šios firmos bateliams visą laiką rasiu vietos savo spintelėse. Tad su šiais bateliais keliausiu tiek į darbą, tiek į miestą, nes šie bateliai man yra nepaprastai gražus ir jie tiks tiek prie vairių kelnių, sijonų, džinsų, prie visko, ko tik aš sugalvosiu. Jeigu jūs pastebėjote, kalbėdama apie batukus, aš neminėjau kainų. Neminėjau kainų dėl to, kad aš juos įsigijau eBay aukcionų būdu ir tos kainos yra vienkartinės ir individualios. Tiesiog ką aš darau pirkdama batus aukcione, aš pamačiusi batus, juos vertinu tam tikrą pinigų sumą, kuriuos, mano nuomonė, aš būčiau linkusi iš juos mokėti, pastatau konkrečiai būtent tą sumą ir arba laimiu, arba ne. Ir pabaigai dar labai noriu paminėti tai, kad šeštadienį 9 valandą mes susitiksime tiesioginės transliacijos metu, kur aš išrinksiu 3 laimėtojus. Kol kas tiek.